Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis sveikinasi Jaunimo naujienos. Noriu padėkoti visiems, kas prenumeruoja kanalą, pasidalina vaizdo įrašais, juos pakomentuoja ir paspaudžia patinka, nes tai yra didžiausias paskatinimas kurti toliau. Taip pat noriu nuoširdžiai padėkoti visiems, kurie paremėte Jaunimo naujienų anketą Patreon platformoje, tapdami Jaunimo naujienų laidos siekiais Patreone ir pervesdami lėšas tiesioginiu bankiniu pavedimu į banko sąskaitą, nurodant mokėjimo paskirtį auka. Nuorodos, kur galima prisidėti finansiškai prie laidų kūrimo, paliksiu vaizdo įrašo aprašyme ir komentaruose. Po naujausio žurnalistinio vadinamojo tyrimo apie premjerą Gintautą Palucką generalinė prokuratūra pirmadienį pranešė pavedusi specialiųjų tyrimų tarnybai atlikti aplinkybių patikslinimą dėl ministro pirmininko anksčiau vystytų verslų ir ryšių su verslo atstovais. Viešojoje informacinėje erdvėje pasirodžius pranešimams apie ministro pirmininko Gintauto Palucko vystytus verslus, ryšius su kitais verslo atstovais ir galimai neskaidriai gautas naudas, generalinės prokurorės pavaduotojas Saulius Verseckas, einantis generalinio prokuroro pareigas, šiandien pavedė specialiųjų tyrimų tarnybai atlikti šių aplinkybių patikslinimą ir priimti procesinį sprendimą baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka. STT pranešė, kad atlikusi aplinkybių patikslinimą tarnyba nuspręs ar pradėti ikiteisminį tyrimą. Kaip skelbė BNS, sekmadienį paskelbtas Laisvės TV ir tyriamosios žurnalistikos centro Siena tyrimas kelia klausimus dėl daugiau nei 10-mečio senumo Gintauto Palucko verslo, gautų paskolų ir ryšių su verslininku Dariumi Vilčinsku. Premjeras Gintautas Paluckas pirmadienį stojo prieš Seimo narius ir atsakinėjo į jiems kilusius klausimus dėl jo verslo ir gautų 100-tūkstantinių paskolų bei būsto pirkimo aplinkybių. Gintautas Paluckas kritikos taip pat žėrė žurnalistams atlikusiems tyrimą ir juos vėl vadino interneto tyrinėtojais. Tam tikra visuomenės grupė, visokie internetiniai tyrinėtojai, jiems niekas nepadės. Kokie atsakymai, kokia forma bebūtų pateikti, ar raštu ar žodžiu, kažkokios abejonės vis tiek lieka. Kita vertus, tai yra jų teisė. Manau, šiandien įsigalėjo taip vadinami tyrimai, kaip verslo forma. Uždirbti iš informacijos nuotrupų apipintų išsigalvojimais vakaruose jau tapo įprasta, kalbėjo premjeras. Gintautas Paluckas tęsė, kad apie jį atliktas tyrimas ir keliami klausimai jam primena internete seksualinės paslaugas teikiančią platformą ir telefoninius sukčius. Tiesą pasakius, toks žanras yra kažkas tarp OnlyFans ir telefoninio sukčiavimo, kai yra keliama aistra, tačiau galų gale šiek tiek praėjus laiko pasirodo, kad tai tebuvo išsigalvojimai, sakė ministras pirmininkas. Seimo pirmininkas Saulius Skvernelis nesureikšminio tyrimo apie Gintautą Palucką. Premjerui nebus sunku atsakyti į klausimus. Saulius Skvernelis taip pat ironizavo, kad dėl premjero ryšių su verslininku Dariumi Vilčinsku neturėtų kilti klausimų, kadangi jo šeima, pasak Seimo pirmininko, bendrauja su Landsbergių šeima. Nežinau, kodėl skandalingų verslininkų darotės ar kažkokiu kitokiu, bet ten yra labai tamprus ryšys su švenčiausia Lietuvos šeima, Landsbergių šeima. Jei jau švento žmogaus Vytauto Landsbergio jo sūnaus knygas remia verslininkas Darijus Vilčinskas, tai man atrodo, kad ir verslininkas yra šventas. Gal paskui dar kokių ryšių yra, pavyzdžiui, Landsbergio sūnus Landsbergis yra Vilčinsko dukros krikštatėvis. Matote, kokia ta Lietuva maža. Aš kaip faktą miniu, kalbėjo Saulius Skvernelis. Po antradienį prezidentūroje vykusio susitikimo su premjeru Gintautu Palucku šalies vadovas sako išgirdęs paaiškinimus, o išvadas pateiksis po atsakingų institucijų verdikto. Iš esmės čia galime sutikti su prezidentu. Šiuo metu Lietuvoje vis labiau populiarėja tokie vadinami žurnalistiniai tyrimai, kurie primena ne žurnalistinį darbą, o teismo sprendimą. Nes jeigu jau tyrimas buvo padarytas, viskas atrodo tai yra neginčiamas faktas ir visi juo dalinasi. Tačiau Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 straipsnėje yra numatyta, kad teisingumą Lietuvos Respublikoje vykdo tik teismai. Tai tokius vadinamus žurnalistinius tyrimus galima vertinti tik kaip elementarią nuomonę, nieko daugiau. O dar pasižiūrėkime, kas yra vienas iš vadinamojo tyrimo autorių. Tai Šarūnas Černiauskas, žurnalistas, kuris buvo atleistas iš 15 min redakcijos. Jis atskleidė, kad tuomet neinformavęs 15 min rengė analizės ryšių su visuomenė įmoniai apie viešus asmenis ir verslo įmonės. Prezidentė Dalia Grybauskaitė tuomet išbraukė iš naujienų portalo 15 min atleistą žurnalistą Šarūną Černiauską iš valstybės apdovanotųjų sąrašo. Anot jos, toks sprendimas priimtas Černiauskui pažeminus apdovanotojo vardą. Jis tuomet pats parašė tokį viešą paaiškinimą. Prieš kiek daugiau nei metus mane kavos pakvietė senas draugas, kuriuo labai pasitikėjau ir kurio patarimai didelė dalimi nulėmė, kad išėjau iš Delfi ir prieš 4 metus perėjau 15 min. Jis paprašė paslaugos parinkti šiek tiek informacijos. Paklausė, ar turiu tam individualią veiklą, patvirtinau ir prasidėjo. Tik netrukus po to sužinau, kad tas draugas išėjo dirbti į Dariaus Gudelio kontorą.
Trečios klaidos etapas. Turėjau čia pat suprasti, kad neturėčiau to imtis, bet nesupratau ir pats kaltas. Iš viso jiems padariau 3 analizės, daugiausiai paremtas viešai prieinama informacija. Domino įvairūs vieši asmenys, jų turtas, sąsajos, domino ir poro verslo įmonių. Socialinėme tinkle dėsto žurnalistas. Anot Šarūno Černiausko tada nesuprato, kad viskas atrodo įtartina, o jo atliktas paslaugas galėjo suteikti ir Gudelio kontoroje dirbę asmenys. Tai tikrai nebuvo kalnas pinigų. 3 sąskaitos už bendrą sumą, šiek tiek viršijančią 2000 eurų. Tai buvo pirmas ir paskutinis atvejis, kai tokias paslaugas teikiau su viešaisiais ryšiais dirbančiai organizacijai. Ir ne, tai irgi niekaip nepateisina. Tai toks asmo, kuris buvo išbrauktas iš valstybės apdovanotojų sąrašo, atleistas iš 15 min, nes rengė analizės ryšių su visuomenė įmonėje apie viešus asmenis ir verslo įmonės. Ir kaip pats teigia, gavo už šį, nekalną pinigų sumą šiek tiek viršijančią 2000 eurų. Čia kiekvienas galima vertinti, ar tai daug ar ne. Toliau rengia analizės apie viešus asmenis ir verslo įmonės ir jis pristatomas kaip jau patikimas šaltinis, etikos ir moralės standartas. Tai žmonėms gali kilti klausimas, ar šis asmo atsikratė senų įpročių gauti atlygį už savo darbą ir daryti tyrimus konkretiems asmenims paprašius. Ir vyšnia ant torto, Gintauto Palucką pradėjo vertinti reputacijos konsultantas. Ko tikrai negalima atimti šiuolaikinio pasaulio, tai išradingumo. Nesvarbu, ar tai protinga ar neprotinga, bent išradinga, tai tikrai. Kas per profesiją, specialybę, ar kaip šį reiškinį įvardinti, yra reputacijos konsultantas? Kokiu principu jis dirba? Vertina žiniasklaidos nuomonę apie asmenį ir skaito Facebook komentarus, bei rašo reputacijos balą nuo 1 iki 10, ar persispjauna per petį, pažiūri kavos tirščius ir pasako savo nuomonę. O kažin kokia pačio reputacijos konsultanto reputacija. Manau, šią tradiciją reiktų tęsti ir kurti dar kietesnių profesijų ar specialybių, nežinau kaip įvardinti. Pavyzdžiui, Facebook postų režisierius, kostiumų spalvų gamos eksperto padėjėjas, akies žvilgsnių į kamerą rimtumo analitikas, reputacijos konsultanto, reputacijos analizės konsultantas ir taip toliau. Bendrai tokie tyrimai pasaulyje pradeda panašėti į animacinį filmuką Pinkis ir Makaulė, kai jame vis bandoma buvo užvaldyti pasaulį, tačiau vis neišeidavo to padaryti. O ką jūs, brangūs žiūrovai, galvojate apie šį vadinamąjį tyrimą? Savo nuomonę galite palikti komentaruose. Iki.